Kiek kartų esate teistas? Jėzus, viskas ko. Nu vis tiek. Normaliai. Kaip tu pabėgai iš Skuodo policijos komisariato? Kaip šiandien atsimenu, pamačiau vyšnes. Prieš taip tu vyšnių užsinorėjai. Čia vasara buvo, Vasara ne? čia buvo. Jo, čia buvo birželio Liepos mėnesį. Užsimaniau tu vyšnių. Prisirpusios taip gerai. Jo, gerai. Mane uždarai tą kamerą, o tenai seniau būdavo tokie sklendis. Jie taip pasakė, žinai, ir vis iš spyną užkabino. Jinai pasuko tą sklendį, bet ji nepataikė, supranti, ir kabina tą spyną. Ai, metė tą spyną. Išspiriau tą karmuškę, atsirakintas dars. 1, 2, 3, pribėg prie turėškį, tą liežuvėlį bamt, per vandenį, visą laiką per griovį ėjau. Aš niekada per sausumą nėjau. Ir viso, mane šuo užgavo. Pėdsakų nebuvo? Ne, ateinu, aš iki Mažeikių, aš žinojau žmonos, sugyventinės, ne žmonos, sugyventinės vieną draugę, adresą atsimenu. Ir aš pas ją užėjau. Mano klaida buvo tai, kad aš tą dieną užgėriau pas juos svečiuose. Išeina, to vaizdo niekados nepamiršiu, niekados. Išlempa 5 mentai, tai kriminalistai ir šuo. Tam šūnį rodo fas, o aš ant tokio kalniuko geležinkelio stovi, ta šūnį rodo fas. Ta šuo tą galvą pakėlė, tą mentą ir apšiai kitą pusę bėgti. Smėns užmušiu. Labai jie pikti buvo, kad šašlykų tą vakarą nepasikeitė. Ten atsimenu tik tais, kad gerai sulupo. Nu tai pikti buvo? Aišku, pikti buvo čia. Tiek reikalų pridarėt, įvairius šašlykus sugadinot, vakarėlį šašlykų, dar visą kitą turėjo. Ir 2 žmonės iš darbų įskrydo. Negi aš kaltas. Nu kas? Ne, aš kaltas jų aplaidūnas, kas sutikė tokią galimybę. Nu, žinai, jaunas tom ir pasinaudojau. Labadiena, esu Andrius Švarlys. Ir esam Pravieniškių antrajame kalėjime. Antrajame kalėjime. Kaip senai čia esat? Nesenai, savaitę. Bet prieš tai buvot kitur? Prieš tai buvau pirmų pataisos namuose. Ten, galim sakyti, visą bausmę atlikinėjau. Mane paleido lygtinai. Aišku, lygtinumą aš neišbuvau. Ir grąžino atgal atliksios bausmės dalies. Grąžino atgal, atlikinėjau, kiek aš ten nuo gegužės 4 buvau uždarytas. Tai praeitų metų čia gegužės 4? Jo, praeitų metų gegužės 4. Liepos kažkelintą mane pervežė į antrus pataisos namus, motyvuodami, net nežinau, kuo motyvuodami, kad realizacijos kažkokie planai, kažkas tai ten tokio, kad užtikrintas tipo mano realizacijos kažkas. Resocializacija. Jo, bet tai ten kas iš tikrųjų nenurodyta. Vis atvežė, čia jie žinojo čia, kad aš negaliu keltis. Pas mane yra tam tikrų priešų, tiek iš laisvės, tiek, dėl tam tikrų priežasčių. Ir aš jų paprašiau, kad mane išvežtų į Lavlą, gydymo įstaigą atlikinėti. Dabar priklauso antrajam kalėjimui. Vis tiek priklauso tai. Ir jie mane čia palaikė 3 gal savaitės. Jo, išvežė į Lavlą. Išvežė į Lavlą, aišku, aš ten Lavlę dirbau, bet prisirinkau 3 nuobaudas. Už ką? Už skambučius. Telefoną nelegaliai turėjote, ne? Ne, tenais nepaturėsi telefoną, nes ten aplink tų dirbančių ant pareigūno žmonių ir ten neįmanoma paturėti. Tai kaip suprasti ant skambučių? Skambučiai yra kiti kodukai. Kiti žmonių kodukai, iš kurių negalima. Kiti žmonės skambina, turėtų skambinti, bet jūs paimat iš jų. Jo, ar nuperkė, ar duoda paskambinti. Va, surinkau 3 nuobaudas ir gaunas mane paskyrė į drausmės grupę. Į drausmės grupę mane paskyrė, drausmės grupė ir prasidėjo pagrindiniai visi fintai. Ir kokie tie fintai? Atėjus į drausmės grupę, aišku, rado pas mane 2 mobilius telefonus. Ir dar kodukus naudodavotės? 2 mobilus telefonai, pradėkime nuo to, tie 2 mobilus telefonai. Jie buvo ne mano. Bet pas mane rado? Ne pas mane rado, jie rado kamerui. Mes atėję į kamerą, mes nežinom, ką mes ten galim rasti už sienos, ar ten pusę kilogramo kaifo, ar ten mes telefoną rasim, ar mes ten atsuktuvą peilį rasim. Mes neapsaugoti nuo to, mes atėjome tuščią kamerą. Įkėlė į tuščią kamerą gyventi? Prieš tai negyveno tai? Ar kaip? Ten gyveno žmogus prieš tai, bet aš abstrakčiai šneku, kad... Taip, ne.
gaunasi, mes atėjom į tą kamerą. Mes rimtai nežinom, kad ten ir mobilus telefonas. Aišku, po kažkiek laiko mes sužinojom, kad ir mobilus telefonas, bet mes jo nesinaudojom, nes kadangi jisai buvo neveikiantis ir jame nebuvo SIM kortelės. Ir jisai buvo šiukšlių dėžėje. Paprasčiausiai išmes šiukšlių dėžė. Nu kam, kur tu įdėsi? Nu, mes su vienu pareigūnu nebendraujam. Kaip ten kiti atiduoda telefoną, tenais už tam tikrus pliusus ir panašiai. Nu, nereikalingas, į šiukšlių dėžę. Po 9-5 minutės po vakarinio patikrinimo metas pas mum pareigūnai. Daryt žmoną. Neplaninė. Kaip ta neplaninė? Iš kur ta neplaninė? Dėl ko jinai neplaninė? Jeigu nieks nežinojo, kad yra pas mum mobilus telefonas. Tai gal žinojo kažkas? Ne, nieks negalėjo žinoti, nes tikrai negalėjo žinoti. Nes kadangi tą mobilų telefoną mes gavom, netyčia mes pats jį radom. Bet jis neveikiantis buvo, žinai. Nebent gal kažkas prieš tai kažkada seniau buvo, kažkada, bet tai... Tai ką, šiukšlių nieks neįsmeta? Ne, tai mes ne šiukšlių dėžėje telefonas buvo... Pačiam po šiukšlių dėžė... Ne, šiukšlių dėžė jau atsirado, jisai mūsų dėka išmestas, suprantat, bet mes jį radom visai kitoj vietoj. Ir gaunasi tai, kad pareigūnas užėjęs į kamerą manęs klausė, draudžiamų daiktų yra. Aš jam sakau, kad taip yra draudžiamų daiktų. Jis manęs paklausė, kokių. Sakau, yra mobilus telefonas šiukšlių dėžėje. Ir pareigūnas man sako, ištrauk manį. Aš pareigūno reikalams reikia vykdyti pagal BVK ten tos visus įstatymus. Aš ištraukiu tą telefoną ir lenkiuosi antrą traukti. Pareigūnas mane ištraukė lauk ir išvedė į kamerą. Iš kur antras telefonas atsiranda? Antras telefonas atsirado, jisai, nu aišku, jisai atkeliavo ten kitais keliais. Ir gaunasi tai, kad... Nu, net ne kaip. Tyčia, nes pats planavomės tą telefoną ir panašiai, bet jisai, nu, jis atkeliavo. Gaunasi tai, kad tu atėjęs pas mane šmanuot, tu ne prie manęs radai tą telefoną. Aš vykdžiau tik pareigūno reikalavimus. Ir aš už tai esu baudžiamas. Už tai, kad aš pasakau, kad va, yra mobilus telefonas, aš už tai esu baudžiamas. Tu galėjot prieš tai pranešti, kai žinojot, kad telefonas yra, susisiekti su pareigūnais, pasakyti... Tai čia, tai supranta, čia tas dalykas... Jau labiau, kad jis neveikia. Ne, tai čia tas dalykas, ar tu pasakysi pareigūnui, pasišaukęs į, kad yra va kameroj telefonas, nu, tu irgi nuo to neapsaugots. Tai to irgi galėjo raštu. Tai koks skirtumas, ar tu raštu pateiksi, ar tu paskambinsi iš taksofono, ar tu kažką... Jie vis tiek kaip reikės, jie tai padarys. Nes kodėl? Todėl, kad ant tavęs akies neturi. O kodėl neturi akies? Nes tu nedirbi su jais. Tave įsikviečia į kabinetą ir jis tau aiškina. Nori važiuoti? Kur važiuoti? Į Dvojkę. A, tu automatiškai negali ten važiuoti. Nu, automatiškai jam sakai, nu, aišku, viršininkas, kad ne. Tai ką tu man gali pasiūlyti? O ką tu jam pasiūlyti? Nu tai va, telefoną šiukšlių dėžėje galėjot pasiūlyti. Ne, nu tai dabar, ne, tai čia prieš tos. Tai kad čia būtų toks, tai, tų telefonų pribarstyta belekur, tai čia jiems pridalintum. Bet, nu, ateik, pateik informaciją. Automatiškai tu teiki informaciją, kas tavęs laukia ateityje. Jisgi nesėdės prie tavęs, jis tavęs negins. Jam giliai, sakant, nusišvilpti. Jisai pabaigė savo darbą, dūri pas savo šeimą ir jisai ten... Supratau, gerai, grįžkime prie to, antrą telefoną paima taip pat ir jūs sako, išeikit... Antrą telefoną jisai irgi randa toj pačioj šiukšlių dėžėje, nes kadangi aš jo jau nebespėjau užtraukti, nes jis giliau buvo. Ir gaunasi tai, kad mes išeinam, mums neleidžia nei avalinės apsirengti, nieko, mums išveda į pasivaikščiojimo kiemelius. Ten vėl žin, kiek tas žmonės ten vyka, gal valandos, gal pusantros ten kažkur. Rado dar kažką? Rado tą antrą telefoną, viskas. Kamera sujūkė, belė kaip ten. Nes pagal įstatymą pareigūnas neradęs toj vietoj draudžiamų daiktų, jis turi atgal palikti tos pačius daiktus. Tai jis paliko, jis nepasakė? Ne, jisai, suprantate, kaip jisai paliko, pažiūrėkim, kaip jisai paliko. Nu. Jisai paliko kaip paskiaulis, atėjęs į tvartą kaip paskiaulis, išmėtė viską, išdraskė, paliko. Aš jau klausiu, sakau, ar tu turi tokią teisę? Sako, aš dar netokių teisių turiu. Nu, turit laiko susitvarkysit? Ne, tai tas, aišku, mes turim laiko susitvarkysim, bet pasižiūrėkim, kaip pareigūnus turi elgti su kaliniu ir kaip kalinys turi elgti su pareigūnu. Ir po to sako, žiūrėkit, kaip jūs elgite, žiūrėkit, kaip pareigūnus. Ir gaunas tas karas. Nu. Ir va, viskas nuo to ir prasidėjo. Aš jam aiškinu, sakau, ar tu, sakau, žiūrėjai tą telefoną, ar yra mano numeriai, ar aš juo naudojus. Tu man, sakau, surašai, kad aš tau atidaviau telefoną. Tu man surašai substą tarnybinį. Tai čia sako, man taip reikia.
Gerai, jums surašė, galėjo atsirašyti ir Petrą, ir Jonai, kurie kartu sėdėjo. Kodėl jiems nesurašė? Ne, todėl... Dėl to, kad jūs pasakėt? Todėl, kad matot, tai gaunasi taip, kad aš pasakiau ir gaunasi tai, kad ant manęs akies neturi. Nes gaunasi todėl, kad aš nebendradarbiauju. Vienas iš didžiųjų tokių viešai yra visuose naujienų portaluose yra prašyta tavo istorija, kaip tu pabėgai iš Skuodo policijos komisariato. Ten labai pikantiška tokia istorija. Kiek tu laiko buvai slapstais? 3 dienas. 3 dienas, bet ten įvykiai buvo labai karšti. Per visą Lietuvą ieškojo. Tai čia pabėgti... Bent tai policija papasako. Kaip pavyko pabėgti? Nes, tai čia iš bet kokios įstaigos gali pabėgti. Ir iš čia gali pabėgti. Tai iš čia, bet ar yra tolkas bėgti? Tai vis tiek pagaus, vis tiek grįžti atgal, dar daugiau gausi. Ne, tai aišku, jau tada jau metus gausiu. Mane čia privartų pasakyti, kad aš nebėgsiu. Man 5 mėnesiai iki laisvės ir man, gavosi taip, kad... Buvo sulaikę jūs už eilinę vagystę, teisingai? Jo, pas mane buvo automobilio vagystė ir vežiojo mane čia po Šiaulius, po Skuodą, kur čia, į Kretingą. Ir man, atsimenu, buvo teismas. Jo, atvežė mane į Kretingą ir man buvo teismas. Ir važiuoja šitą, ne teismas, o apklausa buvo. Važiuoja šitą apklausą su tais antrankiais. Ir kaip šiandien atsimenu, pamačiau vyšnes. Aš taip tų vyšnių užsinorėjau. Čia vasara buvo. Vasara čia buvo, jo, čia buvo birželio Liepos mėnesį. Aš užsimaniau tų vyšnių. Prisirpusios taip gerai. Jo, gerai, taip plėtai atsimenu, pravažiavau. Ir viskas, atveža mane į tą Skuodą. Ir jauna tokia pareigūnė dirbo. Jinai tik pradėjo dirbti. Ir jinai klaidą padarė. Jinai atėjo, o tenais jau buvo tai, KPZ nebedirbame, pleisti, ten pusė, kad ten remontai kažkaip suprasi. Mane uždarai tą kamerą, o tenais seniau būdavo tokie sklendis. Jie taip pasakė, žinai, ir vis iš spyną užkabino. Jinai pasuko tą sklendį, bet ji nepataikė, supranti, ir kabina tą spyną. Metė tą spyną. Patraukė tas dursas, jos užrakintas. Ir aš turėjau cigaretę, atsimenu. Ir nagų žirklus. Nepatikrino. Nes realiai turėjo patikrinti, turėjo neleisti. Ne, tai žirklutės yra leidžiamas. Leidžiamas? Jo, leidžiamas yra. Ir sakau, man duok pridėktis. Aišku, pareigūnai, palauksiu, vėliau parūkys. Ir aš iškuosiu tą karmuškę, bam, ir man atsidaro. Aš žinau, kad jinai atsidarys. Atsidarė tą karmuškę, aš tą galvą iškišu, pakeliu, žiūriu kamerą, bet kiek žinau, jinai neveikia. Ir žirklus įsitrauktą galą atsilenkė, o ten kasgi, rusiška technika, 1, 2 ir atsismaukite šleifs. Aš tą šleifą atsismaukiu. Tai nieks nemato? Nieks mans nemato. Ir galvoju, čia mane turi dabar ateiti tuo įvesti ant apklausos. Čia klaidą padariau, kad aš tas dursę atrakinau. Ir suprantate, jau noriu eiti vėl tą, ką žiūriu, pareigūnas ateina. Aš atgal užsitrauk, bet jau tą atgal vėl sklendėt. Tai šio, o tą spyną dar tolyn nuspiriau ten. Suprasti, kur ten nuskridė. Ir viskas. Visi pareigūnas atėjo. Kaip čia tas neužrakina? Sakau, negali čia tų durų užrakinta mergičik. Sakau, taip man čia palika, nas, sakau, užrakina viskas. Kur čia bėgsi, žin. Sako, einam, sako, į apklausą. Eina šitą apklausą, apsiklausė manęs, tą tardytoją. Ir aš jos pareigūnas jau veda mane atgal, aš jo klausiu, sakau, kad tu čia mane veši? Sto laiką, pažiūrėjau, 4, sako, apie 7 valandą, sako, nėra kam veši, sako, aš čia vienas. Ai, tu vienas. Tai čia iš vis ir gera žinia, ne? Iš vis pasako, jis mane išveda, aš da praeinu, ten tokia yra metalinė grota, žinai, irgi durs. Aš praeinu, pasižiūrėjau tas liežuvis į tą pusę, jeigu kas pirštą jau tuo metu apgalvojai, viskas jau planavai. Per paradins duris neišbėgsi, galvočiau, per kiems. Ir vėl aš tą patį išspiriu tą karmuškę, atsirakintas duris. 1, 2, 3, pribėg prie turėškį, tą liežuvėlį bamt. Ir ten kaip užbėgęs Skuode yra toks į lauko, kur pareigūnai visi suvažiuoja, ten tas vidinis kiems. Ir toks didelis stiklas, žinai. Aš tą stiklą pasižiūrė, ten tas mėns atsėdis, bobai telefoną perkas, ten kur jis ten žiūri, jį galvoju pirk ir žiūriu, debesys ateina. Toks didelis, žinai, bet su geru tokiu lietu. A pas mane tas treningas toksai, bet biškai storesnis buvo, žinai. Kur gal kad tik neteit, ir tuo tarpu lietus. Ir aš po to garažo durim prabėgo, aš ten gal nubėgu, gal 80 metrų, aš tokių daugiabučių. Lietus duoda ten, viso man duhalkė. Kaip iš kibiro, ne? Norma ten jau baisiau kaip iš kibiro. Sėdžiu, aš galvoju, tai šnegėlė, man čia sėdėti, reikia apslydyti už tų namų. Na ir ką aš
pabėgu, jie ten jau pasigėdo manęs ten galvo. Aš jau taip Skuode pačiam miestelį praleidau gal 3 valandas. Pastebėjau ant tilto, galvoju, kad ten dviratininkai iš pradžių, bet ten žiūri pareigūnai iš Na, jau puolė. Ką aš gerai padariau, tai aš per vandenį, visą laiką per griovį ėjau. Aš niekada per sausumą neėjau. Ir viso, mane šuo užgaudė. Pėdsakų nebuvo. Ne.